Sveiki visi! Šiandien mes kalbėsime apie int.ptr tipą. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Int.ptr yra naudojamas tada, kai mes norim saugoti tiesiog kažkokį adresą. Ir mums nesvarbu, o koks tipas ten yra saugomas. Tai mes galim sukurti paprastą pointerį į mūsų kintamąjį ir taip pat mes galim sukurti int pointerį. Ir pažiūrėsime, kaip skiriasi išvedimas. Ir kaip jūs matote, kai pas mus buvo vykdomas darbas su tokiais pointeriais, mes turėjome daryti kastą į ulongą, tam, kad gauti tą skaičiuką, tą adresą, kur yra saugomas mūsų kintamasis. O su int.ptr mes tokio dalyko daryti neturim. Na ir paleidus kodą, mes gaunam lygiai tą patį adresą. Tai yra daug paprasčiau, mums nereikia daryti kasto. Ir kaip jūs suprantate, int.ptr gali saugoti bet kokį adresą. Ir iš tikrųjų int.ptr tai pilnas pavadinimas. Bet yra ir pseudonimas. N-int tai pseudonimas. Ir priklausomai nuo platformos jis užima arba 4 baitus, arba 8 baitus. Bet kaip jūs prisimenate iš praeitų pamokų, pas mus yra toks dalykas kaip void pointeris. Tai irgi pointeris į bet kokį tipą. Ir paleidus kodą mes gaunam tą patį atsakymą. Ir čia atsiranda klausimas, kam mums reikalingas n-int tipas, jeigu pas mus jau yra void pointeris, kuris irgi gali žiūrėti į bet ką. Ir iš tikrųjų n-int tipas nesaugo tiesiogiai adresų. Ir dėl to jis gali būti naudojamas už unsafe bloko ribų. Aš galiu jį sukurti čia ir po to priskirti jį viduj unsafe konteksto. Su int arba void pointeriais aš to padaryti negaliu. Ir taip pat, jeigu reikia unsafe kontekste, aš iš n-int galiu ištraukti void pointerį ir toliau su tų pointeriu dirbti. Tai jeigu aš atliksiu tokį veiksmą ir pasakysiu ptr to pointer, aš atgal gausiu void pointerį. Ir su tų pointeriu galėsiu atlikti kastą prie tinkamo tipo, atlikti dereferencingą ir toliau dirbti. Tai po tokių veiksmų aš gausiu atgal 10, kuris ir yra saugomas viduj x kintamojo, į kurį mes ir žiūrim naudojant tos visus pointerius. Taip pat n-int tipas gali saugoti deskriptorius. Tai tarkim mes galim prijungti prie C# C++ kodą kažkokį ir tas C++ kodas išskirs kažkiek atminties ir mūsų C# kodas negalės atlaisvinti tos atminties. Būtent dėl to, kad ta atmintis buvo išskirta už C# ribų. Tai naudojant tą n-int mes galim saugoti tą resursą ir po to iškviesti funkciją, kurią ir atlaisvins tą resursą. Arba viduj pačio C# mes galim kreiptis prie tokios klasės kaip Marshall ir paprašyti atminties lygiai taip pat kaip ir C++ kalboje. Ir ta atmintis pas mus nebus valdoma garbage collectoriui. Jis negalės toje atmintyje resursus perkelti kažkur arba atlaisvinti. Ir apie tai mes irgi su jumis kalbėsime. Ir tokiam darbui naudojant n-int tipą mums nereikalingas unsafe kontekstas. Taip pat n-int tipas turi tokį dalyką kaip zero, kuris yra kaip analogas null. Tai mes galim padaryti tokį patikrinimą, mes ištrauksime tą zero, sukasninsime pointerį ir taip pat nullą sukasninsime iki pointerio. Ir pažiūrėsime, ar tai tikrai yra pas mus nullas. Ir paleidus tą kodą mes matome, kad tai tikrai null pointeris. Na ir taip pat int.ptr gali būti naudojamas tam, kad dirbti su Windows API. Mes galim kviesti Windows operacinės sistemos funkcijas. Mes galim pasakyti, kad norime iškviesti tokią funkciją kaip messagebox. Naudojant raktažodį extern mes nurodome, kad tos funkcijos realizacija pas mus nebus čia aprašyta, o jinai yra kažkur kitur. Ir mes galim nurodyti, iš kur mes norime paimti tą funkciją, naudojant atributą DLL import. Ir nepamirštam pridėti interrupt services. Ir dabar mes taip galim iškviesti tą funkciją, perduoti tam tikrus argumentus. Ir paleidus kodą mes matome, kad pas mus atsiranda va toks messageboxas, kur pas mus yra OK mygtukas, užrašas hello world ir pavadinimas hello. Tai ta funkcija yra aprašyta viduj to DLL ir mes iš to DLL tą funkciją ir ištraukime. Bet apie tai mes dar pakalbėsime kitoje pamokoje. Tai tikiuosi dabar jūs žinote, ko skiriasi void pointeris nuo int.ptr. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.